Turiu savo, turiu ir jums. Tai kas norės truputėlį šiandien apie juos papasakosiu. Kiekvienas šitas žolelis smilkalas yra unikalus. Todėl, kad vienas žolelis būna anksčiau pavasarį, kitas žolelis buvo vasarą, ar ne? Tai kiekvienas yra unikalus ir padariau tokius didelius tam, kad jums užtektų ilgam. Aš pati įsigydavau arba dar anksčiau darydavausi, po to visiškai neturėjau tam laiko. Maždaug tai parodysiu kokį dydžią. Maždaug per pusę šito žolinės smilkalo. Tai pirkdavau dažniausiai tokius, bet aš tai jau padariau tokius, kad jau galėtumėt, žodžiu, deginti ir mėgautis kaip reikalas. Ir netaupyti. Tai, žodžiu, kiekvienas smilkaliukas yra unikalus. Ir sukurtas mano pagal tai, kad apimtų ne vieną sritį, o keletą sričių. Kaip sakiau, vieni yra sukurti magams, kurie kortas dėlioja, užsiema ezoteriką, astrologiją, jeigu dar daro kažkokius ritualus, tai šitas dalykas must have, ar ne, puikiai žinot, nes neapsieina nei vienas ritualas be žolelių iš gamtos, tam, kad sustiprinti ritualą, tam, kad jisai veiktų, tam, kad atsiskleistų stebuklingos galios, tam, kad įvyktų būtent tas stebuklas, reikalingos tam tikros žolelės. Puikiai tą žinot, ar ne, visokiausiams ritualams. Taip pat jisai dažnai būna ritualo dalis, ar ne? Taip pat tie, kurie neužsiema tokiais dalykais, jums taip pat paruošti yra žoliniai smilkalai, kuriuos rašiau, rinkau savo rankomis miškuose Lietuvoje ir niekur kitur, būtent Lietuvoje. Ir viską dariau savo rankomis ir pati džiovinau, tai yra nuostabus kaifas. Ir dar nuostabesnis kvapas, žodžiu, labai myliu gamtą ir tokius produktus. Tai žemiškiems žmogeliukams, jie kiekvienas yra skirtingas, kas norės mažesnio, kas norės didesnio, kas norės storesnio, kas norės lieknesnio, o ten viduje dar yra daug dalykėlių. Kiekvienam papasakosiu, kaip su jais elgtis, bet tiesiog šiandieną toks introduction, žodžiu, ką su jais veikti. Žodžiu, paprastiems žmogeliukams, kurie neužsiema ezoteriką, tai yra nuostabus dalykas. Lygiai taip pat, kodėl? Aš kada naudoju, visų pirma galima naudoti ir vaikams, kai sergat ar ne, nes žiema ateina, ruduo ateina, visokiausi virusai ateina. Tai ne tik, kai sergate, galite tiesiog apsivalyti namus ir po svečių, galite apsivalyti darbo vietą, galite save apsivalyti su dūmais, kai grįžtate iš darbo ir būnate tokia sunki diena. Arba jaučiate, kad tai susirgsit, arba labai ilgai tęsiasi neigiamos emocijos, arba darbė supa daug energetinių vampyrų. Žodžiu, tų situacijų